New Yorkas. 1924. Miestas apimtas baimės. Nusikalstamumas užvaldė gatves. Žmonės jautėsi bejėgiai. Būtent šiuose miesto džiunglėse režisierius Michael Winner išleido trilerį apie keršytoją, kuris sukrėtė visą šalį. Charles Bronson atliko pagrindinį vaidmenį. Liberalių pažiūrų architekto Paulo Kersey, gyvenančio patogų gyvenimą su žmona ir dukra. Kersey pasaulis sugriūva po žiauraus įsiveržimo į jo namus. Jo žmona Joanna nužudoma. Jo dukra Carol žiauriai išprievartaujama. Policija perkrauta dėl nevaldomo nusikalstamumo bangos nesuteikia daug vilties sulaukti teisingumo. Kersey, apimtas sielvarto ir pykčio, patyrė bauginantį virsmą. Tai keršto istorija. Tai filmas atspindintis to meto nerimą, paliečiantis giliai įsišaknijusią miesto smurto baimę. Žiaurus filmo realizmas ir tiesioginis smurto vaizdavimas šokiravo žiūrovus. Jis sukėlė nacionalinę diskusiją apie nusikalstamumą, teisingumą ir įstatymo ribas. Įsiveržimo į namus scena – lūžio taškas filme. Ji žiauri ir nerimą kelianti, amžiams pakeičianti Kersey gyvenimą. Jis pasikeitė. Jį persekioja tos nakties trauma. Komandiruotė nuveda jį į Tuksoną, Arizonos valstijoje, kur jam padovanojamas pistoletas. Šis rodos nekalta įvykis tampa jo virsmo keršytojų katalizatoriumi. Grįžęs į New Yorką, Kersey tampa plėšikų taikiniu. Pirmasis jo susidūrimas su potencialiu vagimi pažadina jame kažką pirmykščio. Jis priešinasi, naudodamas savo naująjį ginklą. Išgyvenimo azartas, keršto skonis, tai jį užvaldo. Kersey tęsiant savo keršytojo žygį, jo veiksmai tampa vis drąsesni. Jis klaidžioja gatvėmis naktį, niūrusis pjovėjas, vykdantis savo teismą. Policija, vadovaujama pragmatiško inspektoriaus Frank Ochoa, tyrė virtinę keršytojo įvykdytų žmogžudysčių. Ochoa įtarė Kersey, tačiau jam sunku surinkti rimtų įrodymų. Filmo Mirties troškimas premjera sukėlė tikrą audrą. Kritikų nuomonės išsiskyrė. Vieni gyrė žalią filmo energiją ir bauginančią Bronson vaidybą. Kiti smerkė jį kaip pavojingą savivalės palaikymą. Bekompromisinis smurtas ir niūri filmo pasaulėžiūra sukėlė diskusijas apie moralę, teisingumą ir teisėsaugos vaidmenį. Nepaisant ginčių, tapo hitu. Žiūrovai, ypač tie, kurie gyveno baimės apimtuose miestuose, įsijautė į Kersey padėti. Jie sveikino jo veiksmus, matydami jame teisėto pykčio simbolį pasaulyje, kuris regis išprotėjo. Filmo sėkmė paskatino 4 tęsinius, kurių kiekvienas dar labiau sustiprino smurtą ir įtvirtino Bronson kaip veiksmo filmų žvaigždės statusą. Mirties troškimas išlieka kultūriniu fenomenu, filmu, kuris ir toliau provokuoja diskusijas ir ginčius. Jo įtaką galima pamatyti daugybėje vėlesnių filmų ir televizijos laidų, kurios nagrinėja savivalės ir miestų nuosmukio temas. Filmo įtaka Charles Bronson karjerai buvo milžiniška, įtvirtinusi jo kaip stoiško darbininkų klasės herojaus įvaizdį. 2008 metais režisierius Eli Roth sukūrė filmo Perdirbinį su Bruce Willis pagrindinėme vaidmenyje. Nors Perdirbinis bandė atnaujinti istoriją šiuolaikiniai auditorijai, jam nepavyko perteikti tos žalios energijos ir dėl kurių originalas buvo toks įspūdingas. Ir 1924 metų Mirties troškimas išlieka savo laikmečio produktu. Niūrių ir nerimą keliančių miesto ant bedugnės krašto atspindžių.